Tad iškilo klausimas vertas $1 000 000. Kokia yra gyvenimo prasmė? Kodėl esame čia, kodėl gyvename? Kodėl? Dėl ko? Tiesa yra ta, kad šitas klausimas, kokia yra gyvenimo prasmė, ateina žmonėms, kurie tos gyvenimo prasmės neturi. Tačiau ieško. Jeigu šitas klausimas iškyla, kodėl esu čia, kodėl gyvenu, tai reiškia, kad dar netradai savęs, dar netradai tos savo gyvenimo prasmės. Tai reiškia, kad tavo gyvenimas iš dalies dar yra tuščias. Tai reiškia, kad iš dalies dar tik tais egzistuoji, negyveni iš tiesų. Nes jeigu gyventum, šitas klausimas neteitų. Jeigu iš tiesų pilnai gyventum, pilnai kvėpuotum, tas klausimas tiesiog neegzistuotų, jo nebūtų. Manau, kad yra palaimintas tas žmogus, kuris nori suprasti tą gyvenimo prasmę. Dar jos neturi, tačiau jie nori surasti ir jos ieško. Tas žmogus, kuris ima suprasti ir ima jausti, kad gyvenimas, toks gyvenimas, kokį jis gyvena, yra tuščias. Kaip žmonės gyvena, tas materializmas, visą tai, kad tai galų gale nenuveda niekur. Ir tas klausimas, kodėl esu čia, kodėl gyvenu, kokia yra gyvenimo prasmė, yra tarsi pradžia to tikro dvasinio kelio. To kelio, kuris neturi nieko bendra su religija. Religija dažniausiai yra, religija beveik visuomet yra tiesiog būdas manipuliuoti žmonės, juos kontroliuoti ir juos. Tai nėra gražu, juos apkvailinti. Tad jeigu šitas klausimas tau ateina į galvą, kodėl esu čia, kokia yra gyvenimo prasmė, tai yra gražu ir tai yra svarbu. Niekas tau nepasakys, kokia yra ta gyvenimo prasmė. Niekas tau negali pasakyti, kodėl čia esi. Tai turi surasti tu pats. Yra parašyta daug knygų, tai tokie Biblija, Bhagavad Gita, Koranai, Tao Te Ching. Tačiau net jeigu tenai surasi Net jeigu tenai surasi, ką jie sako, kokia yra ta gyvenimo prasmė, tai nieko nepakeis. Tu turi ieškoti tos gyvenimo prasmės ir tu turi ją surasti. Tu turi ieškoti savęs ir tu turi surasti save. Kito kelio nėra. Manau, kad tame ieškojime, tame dvasinėme ieškojime, kuris atsivers, kuris prasidės, galų galia tas klausimas, kokia yra gyvenimo prasmė, jis išnyks. Jis tiesiog išnyks. Aš manau, kad gyvenimas yra toks pilnas.
kad mes negalime pasakyti, kad gyvenimas yra toks ir toks ar toks ar toks, kad mes negalime pasakyti, jog gyvenimo prasmė yra tai ar tai. Gyvenimas yra didesnis už mus ir mes niekuomet nesugebėsime suvokti jo. Protas niekuomet nesugebės suvokti gyvenimą. Tad atsakymas į šitą klausimą, kokia yra gyvenimo prasmė, neegzistuoja. Klausimas egzistuoja ir atsakymas neegzistuoja. Tačiau jeigu ieškai šito atsakymo, galų gale atsakymas neateis, tačiau klausimas pranyks. Ir tu tapsi tas atsakymas į tą klausimą. Atsakymas, kokia yra gyvenimo prasmė, neegzistuoja. Jo negalima būtų pasakyti, kad gyvenimo prasmė yra mylėti, ar būti laisvam, ar padėti kitiems. Tai yra tušti žodžiai. Tikrai gyvenimo prasmę surasi tuomet, ir atsakymą šitą klausimą surasi tuomet, kuomet tu pats tapsi tas atsakymas šitą klausimą. Ne kažkokie tai žodžiai, ne kažkokios tai filosofijos, ne kažkokios tai parašytos knygos, tačiau tu būsi tas atsakymas į tą klausimą. Tau pačiam ir kitiems. Jeigu šitas klausimas tau kyla, tai reiškia, kad dar netradai tos savo gyvenimo tiesos, dar netradai savęs. Jautiesi tuščias ir gyveni tuščiai. Gyveni tuščiai. Net jeigu pakeisi gyvenimą milijonui žmonių ir sunaikinsi tą badą Afrikoje ir duosi visiems viską, ką gali. Tačiau, jeigu neturi tos ramybės savo širdyje, jeigu nesi tas atsakymas į šitą klausimą, tai yra gyvenimo prasmė, tai reiškia, tavo gyvenimas yra tuščias. Jis nėra pilnas. Kaip surasi tą gyvenimo prasmę, kaip surasi tą atsakymą, kuris neegzistuoja. Prisimenu tos žodžius iš Biblijos, nors ir nepatinka man ta Biblija. Tačiau the one who seeks will find. Angliškai taip skamba. Tas, kuris ieško, atras. Tas, kuris ieško, visuomet atras. Nes pačiame ieškojime jau glūdi ta tiesa. Pačiuose mumis jau glūdi ta tiesa. Ir man patinka žaibai, man patinka kai lyja. Palaimintas yra žmogus, kuriam šitas klausimas iškyla, nes jo dvasinis ieškojimas prasidėjo jau. Tiesiog sek tą savo širdį, tą savo intuiciją, kur jinai tave veda. Kelias yra ganėtinai ilgas. Daug tenai yra visokių posūkių. Daug kartų turėsi kilti, lipti kalną ir daug kartų turėsi leistis. Kartais atrodys, kad krisi, kartais atrodys, kad kilsi. Kartais kelyje tave užklupstas lietus ir perkūnijos ir neturėsi stogo virš tavo galvos. Tačiau su kiekvienu žingsniu kažkas naujo, kažkas atsivers tavo širdyje, kažkas tikro.
Ir tu suprasi, kad ta prasmė atsiveria tavyje, ta tikrybė atsiveria tavyje. Kad atrandi kažką, kas yra svarbiausia. Ir kai turi tai, kas yra svarbiausia, jau tavęs nebeakins tie blizgučiai, kurie akina žmonės. Pinigai, moterys, mašinos, seksas, namai. Nes atrasi kažką kur kas svarbiau. Kažką, kas iš tiesų tau duoda palaimą, kažką, kas iš tiesų tau duoda ramybę. Kažką, kas iš tiesų tau duoda meilę. Atsakymas į šitą klausimą, kokia yra gyvenimo prasmė, glūdi tavyje. Niekur kitur jos nesurasi. Tai yra vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti.